Sveiki visi atvykę į naują vlogą, kaip supratote pagal pavadinimą, šiandieną jūs pagaliau pamatysite mano svajonių kambarį ir aš tiesiog nekantrauju jums jį parodyti, nes jis atrodo nerealiai, žinokite, taip viskas yra gražu. Grįžau pagaliau po atostogų, bet turiu kelis klipus nufilmavus prieš atostogas, tai pažiūrėkite juos, o tada jau pamatysite galutinį rezultatą, dėl kurio aš esu labai patenkinta ir nekantrauju, kada jūs tai pamatysite taipogi. Čia yra šitas kambarys, kur bus mano filmavimo, darbo kambarys, tai čia jau esu tikrai rodžiusi. Per šitą kamerą negalima parodyti labai daug, nes jinai iš karto įzoomina. Na, bet suprantate, čia bus spintos, čia irgi spintos, labai daug vietos bus. Na, o čia visa šita pusė mes turėsime labai didelį veidrodį, didelį stalą su daug stalčių, lentynėlėm, kvepalus susidėti ir taip toliau. Žodžiu, čia planas yra kosminis ir aš nekantrauju, kada baigsis ir galėsiu jums parodyti, kaip viskas atrodys. Bet šiuo metu mes esame šitaip. Na ką, darbininkai yra išvažiavę, tai noriu parodyti, kiek jau mes čia esam padarę, ta prasme. Jau daug, jau juda, ta prasme, darbai vyksta. Stalčius turime, stalą, lentyno. Šitas lentynas dariau specialiai kvepalams, kad susidėti, nes, kaip matote, jos yra tokios labai trumpos. Tai čia galėsiu susidėti kvepalus, ar žvakę, ar kažką tai tokio, kažką gražaus, aišku, viršui kvepalų gal aš ir nedėsiu. Žiūrėsiu, kaip čia atrodys viskas, bet šiaip realiai, nerealiai, ta prasme, aš negaliu žinoti. Spalva, kokią pasirinkau, tai irgi nereali, čia yra, man atrodo, grey, bet Argoro grey, ar kažkaip vadinasi, dabar tiksliai nepamenu, bet po to pasižiūrėsiu, kokios čia buvo spalvos ir tada tikrai kažkur užrašysiu ant ekrano jums. Tai vat, bet kaip matote, vietos čia man susidėti, ta prasme, tai bus labai daug. Ypač lentynos yra žiauriai gilios, taip pat kaip ir vaikų kambaryje. Čia, ta prasme, per visą mano ranką, grinai, visą mano ranką telpa. Tai čia galima drąsiai sudėti dvi batų poras, tiek priekyje, tiek gale, kas man yra labai... ta prasme, super, nes aš batų turiu tikrai, žinote, nemažai. Tada čia darėme tokias mažesnės, kad čia sudėti džinsus, kelnes, tai tokios dvi gausis. Tada vėlgi lentynos, belikiek daug lentynų, čia man atrodo gal tašes dėsiu. Tada turime belikiek daug stalčių, tai yra 5 stalčiai. Pirmi 2 stalčiai yra mažesni, nes čia dėsis visokie mano akiniai, papuošalai, diržai, žodžiu, o ten jau toliau dėsis kelnes, timpo sportinės aprangos, o tokie dalykai keliaus. Čia be to yra mano didžiulis veidrodis. Pagal užsakymą darė, kad, žinokite, aš taip bijau, kad nepraeis pro mano laiptus, bet viskas pralindo, praėjo, tai veidrodis dėsis čia per visą sieną ir tada kas liks aplinkui, tiesiog kampas dėsime va šitą panelinį, o tokios spalvos labai gražiai. Aš šiaip norėjau be juodo šito, bet atvežė tokį, tai jau ką padarysi. Šiaip man labai gražu, irgi graži spalva, dera, kaip matote, prie vos, ta prasme, dera. Nenorėjau, kad būtų ta pati spalva, bet norėjau, kad kažkiek tai vis tiek dėrėtų prie grindų. Tai labai gražiai atrodys, šitas paneling keliaus grinai aplink veidrodį, tai tiesiog šitoj vietoj ir tada liks tuščia čia, ta siena ir šita siena ir tada, aišku, šita siena. Tai dar nežinau, ar aš dažysiu kaip nors, arba paliksiu baltai. Nežinau, žiūrėsiu, kaip atrodys, jeigu man nepatiks, tai gal kažkokia kita spalva perdažysiu, bet jeigu viskas gražiai atrodys, tai gal aš paliksiu ir net nedažysiu, bet reikės, aišku, vis tiek baltai perdažyti, nes yra išmurzintos jau sienos. Šiaip realiai labai gražiai atrodo, žinokite, spalva kokią pasirinkau, ar Angora. Tikrai man atrodo, kad Angora yra nueina. Angora grey, labai patenkinta esu, tai čia bus mano naujoji filmavimo vieta, va čia stovėsiu aš. Ir darysiu savo visus video. Stalas yra, ta prasme, žiauri ilgas. Tai va, stalčiai irgi visi yra mini. Pasiėmiau visus mini stalus. Iš pradžių mes galvom, kad darysim tik 3 didelius, bet po to pagalvojau, kur aš susidėsiu visą makiažą, taip toliau. Tai darėme 4 mini stalčius ir darėme apatinį didesnį stalčių, nes čia, pavyzdžiui, šitame stalčiuje, kaip matote, yra rozetė jau man įdėjo.
dėjom tiesiog paprastą rozetę, nes čia vis tiek niekam nesimatys, tik tai man. Tai čia, pavyzdžiui, čia dėsiu visus savo džiovintuvus, plaukų priemonės ir taip toliau. Tai va, kai aš norėsiu džiovint plaukus ar dar kažką, išsitrauki stalčių, išsiemi viską, ką tau reikia ir įsijungi į rozetę, ką tau reikia taipogi. Tai va, labai daug stalčių, ten irgi didelis apatinis stalčius yra ir tada tokie yra mažiukai. Reikės nusipirkti man tuos visus dividerius čia irgi, kad susidėti. O šiaip, nerealiai, žinok, tai man labai labai gražu. Čia jau plėvelės pradėjo nuplėšti irgi kai kuriuose vietose, bet spalva tai nerealiai, žinok, tai žiauriai graži. Jinai yra tokia tokia, irgi vėlgi, nepasakyčiau, kad jinai būtų pilka, turi to kitokio atspalvio. Prie baltos matosi, kaip atrodo, labai gražu. O rytoj aš jau lėkiau atostogų ir daviau meistrui raktus, kad galėtų ateiti ir pabaigti viską. Tai kai jau grįšiu, tada jau turėtų viskas būti baigta. Šiaip dar apšvietimo turime irgi, tai apšvietimas bus viršui visur aplinkui spinta ir taipogi apšvietimas bus kur veidrodis. Tai aplink visą veidrodį taipogi bus apšvietimas. Tai turėtų čia geras apšvietimas būti mano visiems filmavimo video. Žiauriai laukiu, kada šitas kambarys bus baigtas. Po atostogų, kai jau grįšiu, galėsiu jau viską dėti, dėlioti. Labai laukiu, ta prasme. Ir nekantrauju, kada galėsiu jums parodyti šitą kambarį taipogi. 1, 2, 3 ir keliaujame į mano svajonių darbo kambarį ir rūbinę. Pažiūrėkite. Oh my god, kaip gražu, wow. Kaip nerealiai viskas atrodo. Jūs pasižiūrėkite, oh my god. Oh my god. Dieve, nekreipkite dėmesio į tą brudaką ten. Jo nėra, uždarysiu duris. Bet pasižiūrėkite. Aš negaliu patikėti. Oh my god, pažiūrėkite. O dieve. Negaliu patikėti, ta prasme, kaip gražu. Čia bus mano, turbūt pagrindinis stalas, kuriame aš filmuosiu visokiausius get ready su manim, makiažo kažkokius filmukus, tiktokus, žodžiu, taipogi ir jums YouTube'ą filmuosiu, turbūt šitą kambarį matysite jūs daugiausiai. Tai atrodo nerealiai šitas veidrodis, ta prasme, jį uždėjo, koks didelis jisai. Aš kokia iš viso maža atrodau šitam kambarį, jūs pasižiūrėkite. Filmuoju su telefonu, nes kamera tiesiog neparodytų viso vaizdo jums. Bet, nerealiai, ta prasme, ne. Va, kaip atrodo tos panelės čia, tikrai gražiai ir apšvietimas labai gražiai užsidėjo, atrodo gražiai. Nerealiai. Ta prasme, wow. Apšvietimo mygtukas va stalo yra čia. Išjungia. Ir su nagu negaliu. Ir įjungia. Tada turime šitas lentynas. Šitos lentynos, kaip sakiau, čia dėsiu kvepalus turbūt, nežinau kažką, tai vis tiek matysite viską, nes nufilmuosiu. Tada turime šitos stalčius. Va, vienas. Kaip fainai, tik reikia viską išsivalyti, nes dar čia nieko aš nevaliu. Bet, oh my god. Čia stalčius mano visiems džiovintuvam ir taip toliau. Tada turime čia, man atrodo, stalčių jo. Čia irgi yra stalčius, tik neuždėjo va. Šitom man rankinėlės, nes turbūt nežinau, ar aš norėsiu ar ne, bet šiaip ir džiaugiuosi, kad nedėjo, nes nereikia. Gerai ir taip atrodo be rankinėlės. Tai va čia irgi viskas taip pat. Čia jau nėra rozetės, bet oh my goodness, ta prasme, oh my god, kaip gražiai atrodo, pažiūrėkite, kiek yra lentynų. Čia nežinau, turbūt batus dėsiu, čia dėsiu tašes. Bet ir šiaip lentynų ten belė kiek daug yra ir jos tokios gilios, man čia reikės kažkokį stepą nusipirkti, kažkokias, nežinau, ant kažko atsistoti. Bet va, lentynos yra labai didelės, taipogi čia yra dideli stalčiai, šitie jau yra gilūs stalčiai, kaip ir pas vaikus kambarį. Tai turiu 6 gilius stalčius ir turiu 4 tokius mažesnius, nes čia aš dėsiu, pavyzdžiui, vienas stalčius bus diržams, akiniams, papuošalams, tai turiu 4 stalčius, tai sugalvosiu, ką kur dėsiu. Bet jau esu pradėjusi dėlioti, tai va, sudėliau šituos visus. Ir labai gerai tilpo, čia šitie yra iš Amazonės, tilpo į šituos stalčius, kas yra žiauriai cool, nes turiu, čia nėra įdėta, čia dar įdėjau, man atrodo. Jo, tai va, reikia dar užpildyti, nepabaigiau.
Čia turbūt akinius dėsiu. Norėjau, kad akiniam būtų geriau, būtų, kad taip. Bet tada lieka toksai tarpas, tai žodžiu nelabai. Nežinau, ar čia diržus dėsiu, ar akinius kažką, tai nežinau, dar nesugalvau. Bet turime dar tokius stalčius čia. Čia reikia susidėti, reikia pakabas nusipirkti, nes neturiu pakabų. Galvojau prieš atostogas nusipirksiu, kad grįžus galėčiau viską dėlioti. Bet nenusipirkau, tai net nežinau, kiek čia reikės. Čia dėsiu džinsus, kelnes. O čia jau, nežinau, kažką, čia ilgesnės turbūt sijonus, čia turbūt kažkokias suknelės galdėsiu ilgas, nežinau, sugalvosiu. Bet vietos čia yra žiauriai daug, čia yra taipogi kitas mygtukas apšvietimas, kuris šviečia aplink visą spintą. Iš karto, va, matot, kaip atrodo, uždegiant, atrodo iš karto geriau, wow, ta prasme, kaip atrodo nerealiai. Aš negaliu patikėti, ta prasme, kad čia bus mano kambarys ir aš čia stovėsiu ir filmuosiu viską. Kosmosas tiesiog kosmosas. Tikiuosi, kad jums irgi patinka. Kaip ir man, paliksiu kontaktus, kas man padarė šitą visą dalyką, tiek vaikų kambaryje, tiek pas mane čia. Atliko darbą nerealiai, tiesiog žiauriai rekomenduoju, tikrai kokybiškai, gražiai, tvarkingai, tik reikia viską apsivalyti, nes dulkių labai daug po atostogų, bet kai grįžau, tai aš tiesiog šoke buvau, kaip gražu atrodo, kaip gražiai. Nerealiai, žinokit, esu labai laiminga. Aš jau įsivaizduoju, kokios gražios nuotraukos čia taipogi gausis. Wow, ta prasme, nerealiai. Sakau, kontaktus paliksiu, tikrai mes nebendradarbiavom, mokėjau pilną sumą už darbus, tai tiesiog paliksiu kontaktus, nes labai daug kas manęs klausate ir tikrai galiu rekomenduoti, nes labai gražiai atliko darbą ir išpildė mano tiesiog visus norus. Tai pirmiausia, noriu susidėti šituos į stalčius, šiandieną užsisakysiu taipogi pakabas visas, tai manau, kad rytoj ir poryt jau galėsime susidėti ir visus rūbus į spintą. Tai va, pirmiausia šituos sudėsiu ir taipogi turiu, nekreipkite dėmesio, čia visur burdakelis po atostogų, ir taipogi turiu užsisakiusi šitą nerealią kėdę savo kambariui, tai ją taipogi sudėsiu šiandieną. Tai tokie nusimato šiandienos darbai, o jau kitą dieną pildyti šitas nuostabes mano spintas ir aš nekantrauju, kada jos jau bus pilnos ir gražios. Lipdukus dabar ant šitų dividerių, matot? Aš niekada nežinau, kad čia yra tokie lipdukai. Ateina kartu iš tikrųjų užsisakant. Tai aš visą laiką dėdavau į stalčių be lipdukų. Ir galvodavau, va čia seniau būdavo tai, pas mane, matot? Koks skirtumas. Ir galvodavau, kodėl jie man taip slidinėja. Ant šito dabar nedėk, nes šitas yra iš kitos krūvos, tai aš šituos sudėk dabar, kur tai yra. Tai žodžiu, radau lipdukų šituos, tai dabar mes su Milana klijuojam. Ir dabar įdėjusi stalčių, jie, žinokite, neslidinėja, bet mano dilema yra tokia, kad nežinau, kaip dėti į stalčių, nes stalčius yra per didelis, tai lieka vis tiek tarpas kažkoks. Tai aš dėjau ir taip, žodžiu, visai dėliau. Ir šitai bandžiau kišti, bet va, matot, ant kiek netelpa, ilgesnius irgi turiu dėti, netelpa, šitą nebandėlioti ir tada didesni eis čia. Bet lieka tarpas.
Tai va tokia mano dilema dabar, nežinau kaip juos dėti, ar bandyti kitokio dydžio dar nusipirkti, bet būtų gerai, kad va šitas būtų truputėlį ilgesnis, čia, prasme, bet nedaug. Reikės pasižiūrėti internetą, bet truputėlį reikėtų, kad būtų ilgesni, nes aš turiu šitai tokius ilgus, kur yra irgi milama. Turim va tokius irgi, matot, bet jie irgi yra per ilgi ant kiek. Tai va tokia mums. Čia įdėti kišti neįmanoma, tiesiog neįlįstų niekur. Nebent tas tančio, nenoriu sulaužyti, bet tikrai nelengva. Šitaip ant tiek nelengva ant tiek. Tai kaip dėlioti, įsivaizduoju. Ką čia darai, atsidarai visus? Ne. Tau padėti ar tu pati? Gal aš maišiukus išėjau. O tu gali prijoti, kuriuos tu suklievai? Šitos suklievai? Ne. O, šarmanė. Ir šitos? Gerai. Tau išimti iš maišiukų? Ne. Čia užsidėti. Įdėsi muzikas, taip? Jungi muzikas. Vaikų atostogos, va. Padėsit mamai. Taip? Gerai, jungia muziką. Aš bandysiu dėlioti čia į stalčių kažkaip susidėliuosim. Labai daug gražių dalykų gavau išeina. Nežinau, gal padarysim kokį holą, ne? O gal dabar parodyt, ką gavau? Parodyt? Aš šiaip tiktokai, va šituos filmavau, rodžiau, padariau atskirą filmuką, bet žinokit, nepatikėsit, bet mane iš tiktoko, žodžiu, tiktokas vėl mane užbarino ir pašalino mano anketą, tai jeigu manęs neranda tiktoke, dėl to. Ką padarysi, žodžiu, yra labai gaila, dėl ko užbarino, šį kartą nežinau, tai laukiu atsakymų, aš jau galvoju, kad netgi pasiduoti tam tiktokai. Jeigu šitą tikrai negražins anketos, žiūrėsim. Bet jeigu gražins, darysime toliau, aš toliau filmuoju viską. Tai žodžiu, čia jau tiktokai parodžiau, čia ką išeino, aš gavau dovanų. Tai va gavau tokių, bet gavau tik tai 4, bet aš jau turėjau belekiek daug, nes man baldininkai buvo užsakę visiems 2 stalčiam, tai man šitų ir nereikėjo šiaip išeino. Tai, nežinau, Milanai gal duosiu, šiaip daviau Milanai tokius 2. Tai taip, pažiūrėsim, jeigu gal kokį stalčių kažką ten rasim. Po to tokia va taupyklė labai faina. Persišvečia, čia jinai atsidaro netgi. Faina, ne? Gražiai. Šluošiu, nes aš turiu tokią šluotą, kur šlapės servetėlės didė. O čia va būtų gerai plauti grindis, ar ne, išplauni. Su jom gal netgi padaugiau, ar net dulkės surinkti, pavyzdžiui, nes čia net aš nepasiekiu. Šituose spintose, žiūrėsim, ar tilps užsidėti. Turėtų tilpti. Gal tokius 4 pasiėmiau. O kiek dulkių dabar. Fainas tokia, ne? Čia gali ant kojų net užsidėti. Su kojom gali valyti grindis. Po to, va tokių pasiėmiau, nes noriu salionę dėti po spintelę, nes čia šitie, kaip skaičiau, kad kai vaikštai, jie užsidega. Tai kas svarbiausia, jie yra kraunami. Jos gali pasikrauti. Tai nei baterijoje nieko pakraunė ir labai fainai, tai va, tokia šviesa. Ir kiek žinau, palauk biškį. Va, ir užsidega, matot, palauk, dabar daug už... Nebėra čia, tai nėra. Dabar tegu... Dabar nejudėt, palauk, nejudėt. Padarom eksperimentą, ar veikia ar ne. Neįdom dabar, palauk. Kiek jinai laiko dega. Nežinau, kiek laiko dega, bet jinai nuo vaikščiojimo jinai užsidega, žodžio. Va, matot? Tai tada, nežinau, kiek laiko nedega, bet jinai užsidega. Tikrai geras dalykas, tai tokius 4 užsisakiau. Gerai, kliok toliau. Ką dar užsisakiau? Užsisakiau šitokį. Užsisakiau padėklas. Šitam kambarį jaučiu prie veidų, čia kažkur dėsiu. Visai gražus, toks medinis. Man patiko. Nežinau, gal čia matysit, ar ne? Visas susivėlus, galva neplauta, žodžiu.
Taip ir dirbamės. Tada šitą užsakiau. Susidėti kažkam gražaus, nežinau. Man patiko. Čia gal kambaryje. Nors aš turiu stalčių su kiek daug dabar yra divaiderių, kur aš galėsiu susidėti savo visus papuošalus. Bet aš galvoju kažkaip, ir šitą gal grožą pasiėmiau. Nežinau. Gal aš naudosiu, gal nuomis kambarį dėsim, nežinau. Tada tokį užsisakiau, labai fainą taupyklę irgi. Nežinau, gal įmeisiu kambarį. Labai graži taupyklė, ne? Šiaip aš buvau užsakiusi auksinę, bet kodėl man atėjo sidabrinė, tai aš nežinau. Dar su širdutė, matai. Labai graži taupyklė. Bet šitą, man atrodo, jo, bet manau, duosim Meisui šitą, nes Meisis neturi. Taip. O tau aš nupirkau tą rožinę. Taip. Duosim Meisui. Tai dabar ten būna čia, O. Ką dar? Viskas, man atrodo, taip. Nežinau, žinokit. Gal ir viskas. Ne, kažkal... ir šitų vadėlė kiek daug. Irgi išeina galų. Paliksiu nuorodas aprašymę, jeigu nepamiršiu. Nes, visada labai daug ką prirodau, o po to aš tiesiog pamirštu palikti tas nuorodas. Ką, pastatėm kėdę, labai graži, bent jau man tai labai patinka, tikrai čia tinka, nors gal netrodo realiai, kad tiktų, bet šiaip šita kreminė spalva, pavyzdžiui, yra tokia maišyta, tai jinai yra labai panaši į spintos, ypač va šita va, antroji. Grinai labai panaši į šitą spalvą realiai, nežinau, per kamerą gal taip neatrodo, bet jinai yra tikrai labai panaši ir taipogi tos auksinės detalės. Tai dėrės prie visko, kas bus šitame kambaryje. Pavyzdžiui, yra šita mediena tokia vis tiek iš tolo, jinai duoda tokio rudumo atspalvio, tai tinka labai prie šitos kėdės. Ir taipogi jungtukas, va, irgi toksai paauksuotas yra ir aišku bus čia taipogi tokių auksinių detalių, taipogi ant palangės bus, taipogi čia kabės irgi nuotraukos tokios su auksiniais rėmais ir ant stalo bus tokių detalių, tiks, ta kėdė tiks. Dabar gal jinai tiesiog atrodo, kad nelabai tinka prie nieko, bet kai viskas susidės, tai tikrai tiks, nes aišku, atrodo taip juodi yra šitie, tai turėtų būti juodos gal ir kojos, bet aš labai norėjau auksinės detalės šitame kambaryje. Tai tokios yra kol kas auksinės detalės, tai šita kėdė ir aišku jungtukas ir ta siena šiaip labai man tinka, vis tiek turi tokio atspalvio, bet šiaip kėdė, man gražiai yra. Gal už kainą kokią mokėjau, nepasakyčiau, kad jinai tiek gal verta yra, bet graži, mokėjau 200. Tai nežinau, bet šiaip realiai man jinai graži. Ką, su jumis atsisveikinsiu čia, nes manau, kad ir tai bus labai ilgas vlogas. Užbaigsime spintos tvarkymą, rūbų dėjimą ir visų kitų dalykų dėjimą į savo vietas kitame vloge, tai būtinai paspausite like, jeigu patiko šitas vlogas ir būtinai prenumeruokite šitą kanalą, jeigu esate mano šitame video ar mano kanale pirmą kartą, būtinai paspausite prenumeruoti, subscribe mygtuką ir susitiksime kitame mano vloge. Iki!